Labas, tai mūsų 87 susitikimas ir mes esame 235 puslapyje, pasiimam knygutę į rankas arba skaitom kartu su manimi. Šį kartą mes esame temoje, kaip gali mums pasąmonė padėti bendrauti su kitais žmonėmis. Ir ne visada mes gaunam gerą atgalinį ryšį iš tų kitų žmonių, bet kaip iš tikrųjų reikėtų nesuaštrinti, neįaudrinti, neišpūsti burbulo, o tiesiog, nes kiekvienu kartu, kai mes nusileidžiame kito žmogaus energijoms, mes kenkiame savo dar labiau. Tai kaip neįsileisti, o pats savo vadovauti. Aš nuspręsiu, kaip aš reaguoju, aš nuspręsiu, kokios bus mano mintis apie tą pokalbį arba apie tą žmogų. Šita pasąmonė mus šitą ir mokina. Ir šiandieną potėmė yra bendravimas su sunkiais žmonėmis, nes tikrai kartais būna tokių sunkesnių žmonių, ar ne, nu atrodo, negirdi, kalbi ir kaip į sieną. Nieks tavęs negirdi, bet visų pirmiausia, tai jau iš patirties sakau, ar ne, 4 metai einu mentorystės tuo keliu, tai daug žmonių jie nėra išgirsti. Ir jeigu jau jie gavo erdvę, taip sakant, terpę, kur jie gali išsisakyti, dažniausiai tas išsisakymas, kadangi jie nuolatos yra užgožiami ir kai jau sproksta, tas išsisakymas būna pasikarščiavimas kažkoks, bet juos priimkit, išklausykit, sakyk, aš tave suprantu, aš kitaip mąstau, bet aš tave suprantu ir pamatysit, kaip tas konfliktas neišauks ir bus daug geresnė atmosfera. Išklausyti žmogų visą laiką kitą reikia, kaip ir tau tikrai tikiu norisi, kad tave išgirstų, kad tavo nuomonė išgirstų, nes kai kažkas kažkam sako, tu turi daryti taip, niekam nepatinka. O kai mes randam bendrą sprendimą, aš girdžiu tave, tu išgirsti dabar mane, išsiklausom ir priimam tą viduriuką atrandam, ar ne? Taigi bendravimas su tais sunkiais žmonėmis. Pažiūrim, kaip mums šita knyga padės šitokiose situacijose. Turbūt nieko nenustebinsiu pasakęs, kad yra tokių žmonių pasaulyje, su kuriais sunku bendrauti. Tai išsiderinusios, psichinę pusiausvyrą praradusios asmenybės. Jie yra pasidavę blogai įtakai. Dauguma jų psichiniai prasikaltėliai, įdomiai ir nepavadino. Prasikaltėliai, mėgstantis ginčytis, nedraugiški, vaidingi, ciniški ir nepatenkinti gyvenimu. Psichologiniu požiūriu jie yra ligoniai. Gali būti, kad jų psichika pakrito ir išsiderino dėl praeitie patirtų išgyvenimų. Dažniausiai taip ir būna žmonės. Arba jau jie tokią apsaugą turi, jau pasąmonėje įrašyta šitaip, kad saugotis, vadinasi, ginčytis, pykti, rodyti, įrodinėti iš anksto, ar ne? Kaip pavyzdys, mes labai esame panašus į gyvūnus, iš tikrųjų žmonės, kurie reaguoja, bet ne kad apgalvotai atsako, panašus į gyvūnus. Aš turiu 4 šunis. Ir viena mergytė, kai jai buvo dabar gal kokie 4-5 mėnesiai, jaunystė, ar ne, dar ta paauglystė buvo pas šuniuką, ją išgąsdino labai vienoj pievoj dideli šunys. 2 dideli šunys, jie tiesiog buvo anam gale, nespėjau sumirksėti, jau jie čia prie jos yra ir labai stipriai ją išgąsdino. Tai ji dabar, pamatydama šunį, ji iš anksto, iš tolo loja tam šuniui, taip sakant, savo tą kalbą. Jinai kalba, kad tu prie manęs neik. Jinai tiek buvo įbauginta, kad jinai iš anksto, jos savigina yra dabar, jinai loja, kad ne, tu prie manęs nesiartink. Tai lygiai taip pat ir žmonės yra, ar ne taip? Kad kitų savigina, taip veikia, kad klausyk, žinai, tu jau čia nešauk prieš manęs, jie iš karto, ar ne, kumščius vienu žodžiu įremia į šonus, tu jau čia pabaig. Ir toks yra jų bendravimas. Ir viskas yra dėl to, kad praeitie jie kažką yra patyrę. Ir jie, ką dar čia užskaičiau, nepatenkinti gyvenimu. Tą dar norėjau pabrėžti, kad dauguma žmonių iš tikrųjų, kurie išreiškia nemalonius dalykus į viešumą, ar ne, laukan. Tu pasakai, tu išleidi, kas pas tave yra, kas dominuoja pas tave viduje. Kai tu kažkokias
nesąmonės, blogybės kalbi, tai va tu parodai savo vidų, kas tu esi viduje. Ir dažniausiai tie žmonės ir yra, jie nepatenkinti visų gyvenimų, jau nekalbant apie save, jie iš tikrųjų neranda vietos, jie neranda kuo užsiimti, kur save realizuoti. Šiandien vieną irgi perskaičiau. E, Facebook'e, ar ne, tenai postas paliktas kažkurio tai grupiai, kad moteris sako, kad 39, beje, lygiai kaip ir man, sako, man 39 yra ir aš taip bijau pasenti. Tiek, sako, galvoju, kad aš senstu. Jau čia grinai, sakau, žmogus per daug turi laiko, neturi kur savęs realizuoti, neturi kur savęs įterpti, kad sėdi ir galvoja, kad va Jėzau, aš senstu. Jau čia toks laiko švaistimas, ar ne, tai sakau, neturi veiklos, neturi tikslo, neturi va to kažkokio, kur save realizuoti, neturi, kad kuom save pripildyti. Tai tokie žmonės prisigalvoja visokių nesąmonių, netgi senatvės pradeda bijoti. O reikia džiaugtis, ar ne, reikia mėgautis kiekvieną dieną, nes laikas eina, tai kodėl kažkokias tai nesąmonės skleisti kitiems arba prisigalvoti savo. Todėl, kad tie žmonės, jie yra neturintis vat, pilnatvės viduje. Ir jie taškosi visokio nesąmonėm, ar ne, jie lieja laukan. Man net nekiltų kažkoks toks, ar ne, mintis kažką kitą įžeisti arba pažeminti. Aš jau geriau iš savęs pasijuoksiu, vat, kad ten blondinė ar dar kažkas, negu kad kažką kitą. Kaip tik pas mane, kas ateina žmonės, aš visą laiką bandau jiems parodyti, palauk, tu turi daug gerų tų savybių, tu žiūrėk į savo geras savybės, kiekvieną tą žmogų pakelti. Nes aš pati turiu daug tikslų ir aš žinau, kaip yra svarbu, kad palaikyti vienas kitą, kad padėti. Nes va tiek daug yra tų tokių va psichinių prasikaltelių, tai mes mokinkimės pagelbėti vienas kitam. Ir nu, sako, ką aš vienas pakeisiu, daug kas irgi sako, nuo manęs vieno nieks nepriklauso. Tu padaryk, kitas irgi pradės, trečias irgi pradės, visi žiūrėkim, kad aš kurčiau gėrį, tai tada ir pasaulis pataps daug geresniu. Ką darote, kai tenka bendrauti su panašiais tipais? Ar nekyla pagunda sugrąžinti jiems blogą energiją antipatijos formą? Argi nėra taip, ar ne, kad sakau, jų energiją mes pagaunam. Kai kažkas šoka mum į akis, mes taip pat nusižeminam iki jų energijos ir, nu jau ateik čia, ar ne, kumščiai vos ne į priekį. Bet iš tikrųjų, tokiu atveju pirmiausia tektų priimti jų blogį. Jeigu mes irgi šokam atgal, mes priimam jų blogį, o kartu ir visus blogus padarinius, kurie atsilieptų būtent jums. Visada mūsų išleistos energijos turi atoveiksmį. Visada yra atoveiksmis. Tu iš savęs išleisi, tu nusižeminsi iki to žmogaus lygio, tu iš savęs išleisi irgi blogį, tu gausi rezultatą, kad iš gyvenimo tau kažkuri situacija labai blogai irgi pasibaigs. Geriau pabandykite į blogį atsakyti gėriu. Ar esate tai bandę? Kaip ir sakiau, ar ne? Kitas šoka, ar ne, kad aš tave girdžiu. Sustoji, ne tai, kad šauki, gerai išsisakyk, aš tave išklausysiu. Aš tave girdžiu, va, išklausiau, tu išsireikiai, taip sakant, dabar gali manęs paklausyti. Dabar mes suraskime tą bendrą nuomonę, nes tavo nuomonė tokia, mano nuomonė yra kitokia, bet mes galim kažko bendro surasti. Visada, ar ne? Mes žmonės, mums yra duota kalbėjimo dovana ir vėl nebūkite gyvūnai, nebūkit va tie gaidžiai, kur ar ne viens prieš kitą sustoja ir pešas. Būk žmogumi, tau yra duotos daug daugiau, ar ne tų faktorių, daug daugiau yra duota žmonėms. Tai būkime žmonėmis, nesielkime kaip gyvūnai. Taigi mes galime išklausyti ir atsakyti gėriu. Tokia strategija padės susikurti šarvus, kurie apsaugos jūs nuo sunkios ir atstumiančios jų elgsenos, o iš jūsų sklindanti užuojautas ir supratimas paskatins juos keisti. 100%, ką tu išleidi iš savęs, tu gauni irgi iš kitų žmonių. Tu gauni irgi iš kitų žmonių tą patį. Bėda po vieną nevaikšto. Neapykantos kupina, sugniuždyta, išsiderinusi, pusiausvyros netekusi asmenybė yra praradusi ryšį su begalybė. Taikus, laimingi ir linksmi žmonės tokiam surūgėliui kelia pyktį. Dažnai, jeigu žmogus yra va čia juodas,
Jį labai erzina tie šviesūs žmonės. Nu, sako, nesąmonės, nesąmonės ar ne, bando nužeminti tuos žmonės, kurie kažko siekia, kažko eina, spiriasi, auga. Tie, kurie juoduliai, ne, viduje, jiems labai nepatinka ta šviesių žmonių vibruojamas tas dažnis, ta vibracija, ta energija skleidžiama. Jos trigerina labai. Paprastai Paprastai jis kritikuoja, smerkia ir juodina tuos, kurie labai draugiškai ir maloniai su juo elgesi. Jo požiūriu, kodėl kiti turi būti tokie laimingi, kai jam taip nesiseka. Toks piktšašis turėtų ir kitus nutemti iki savo lygio. Sena patarlė teisingai sako, kad bėda po vieną nevaikšto. Jeigu tai suprasti, niekas neišmuš jūsų iš vėžių. Visada išliksite ramus ir šaltakraujai. Vienas vyras, palyginimą to mes gausime, vienas vyras vardu Briusas, lankęs mano paskaitas Londone, papasakojo, ką jam teko patirti šiuo klausimu. Jis įsitraukė į savanorių organizaciją, kuri rūpinosi, kad visuomenė užsimtų gyvenamųjų vietų gražinimu. Dauguma iš tikrųjų norėjo padirbėti, užveisti parkus, iškuopti laužynus ir suremontuoti apgriuvusius pastatus. Tačiau atsirado vienas dalyvis, kuris priešinosi kiekvienam siūlomam projektui. Tai dar ne viskas. Jis nuolat kritikuodavo kitų argumentus. Dėl jo grupės susitikimai tapo tokie nemalonūs, kad juose ėmė lankytis vis mažiau žmonių. Žiūrėkit, vienas žmogus, va kaip ar ne, kaip gali vienas, va toks negatyvas, tas šašas, kaip čia sakė, kaip gali įtakoti, jeigu tu leidi jam įeiti į tavo energijas, į tavo mintis, jeigu tu nusileidi iki jo lygio. Keli nariai apsilankė pas Briusą, jie pasiūlė susivienyti ir išmesti niurgzlį iš organizacijos. Vaikinas jau buvo besutinka su pasiūlymu, bet susizgribo, kad toks jų poelgis tik pakurstytų klaidingas žmogelio pažiūras. Užuot taip pasielgęs, jis pradėjo kurti vaizdinius, kaip tasai bambalius tampa maloniu, linkusiu bendradarbiauti grupės nariu. Prieš kiekvieną susitikimą Briusas susirasdavo nuošalų kampelį ir kartodavo. Savo mintimis, žodžiais ir veiksmais tobulai išreiškiu vidinį harmonijos ir ramybės principą, visi, kuriems svarbus mūsų organizacijos tikslai, yra geranoriškai ir ryžtingai nusiteikę. Visus mūsų būrė Dievas, mūsų neskaido jokie nesutarimai, jokie kivirčai. Kuriantis intelektas veda, vadovauja ir laimina visus mūsų darbus. Briusas pradėjo kalbėti, kad visi harmoningai, visi vieningai, kad šitoje organizacijoje visi ar ne vienu tikslu eina ir padeda visuomeniai. Po kelių savaičių vyriškis, kėlęs tiek rūpesčių, parodė iniciatyvą. Jis taip maloniai ir draugiškai pristatė naują sumanimą, kad sulaukė visų organizacijos narių, netgi tų, kurie ruošėsi jį išmesti, pritarimo. Štai kaip, ar ne, atrodo, ką aš galiu padaryti, aš vienas nieko negaliu padaryti, gali labai daug. Tu gali labai daug padaryti. Tu gali, ten, kur tu esi, tu gali labai pagerinti savo tą erdvę. tą terpę, ar ne, ten, kur tu būni. Labai. Svarbiausia yra nenusileisti iki to piktadariško žmogaus energijų, iki jo vibracijos lygio ir nešokti ar ne į akis, neginčytis, o suprasti, išklausyti ir štai mes tyliai, ramiai galime pakeisti energiją, kurioje mes būname, aplinkos energiją, kurioje mes būname. Pajauskite žmonėms empatiją. Neseniai pas mane apsilankė jauna moteris vardu Alisa. Ji papasakojo, kad jau kuris laikas jautė neapykantą kitai jaunai moteriai, dirbančiai tame pačiame biure, nes šioji buvo gražesnė, laimingesnė ir geriau gyveno negu ji. Baltas toks pavydas, ar ne? Ir sako, aš jos nemėgstu. Bendradarbės su žieduotuvė, su įmonės vadovu, kuris Alisai jau seniai buvo kritęs į akį, galutinai pripildė neapykantos taurę. Nu, po 100 pypkių, ar ne, dar ir patinkantį vyrą pagrobė, nuviliojo.
Kitą dieną po vestuvių moteris, kurios ji mirtinai nekentė, atėjo į darbą su savo dukra iš ankstesnės santokos. Alisa nežinojo, kad jos bendradarbė turėjo vaiką ir kad jau buvo anksčiau ištekėjusi. Dėl įgimtos traumos mergaitė ant kojos nešiojo plieninį įtvarą. Alisa atsitiktinai nugirdo, kaip jis sako savo mamai: Mamyte, ar čia dirba ir mano naujasis tėvelis? Man ši vieta labai patinka, čia tiek daug žmonių, kuriuos aš myliu. Mergaitė akimirksniu palenkė mano širdį, tarė Alisa. Supratau, kokia ji buvo laiminga. Net nenutokiau, kokių sunkumų turėjo mano konkurentė. Bet, nepaisant visko, ji jautėsi laiminga. Staiga pajutau jai meilę. Nuėjau į jos kambarį ir palinkėjau kuo geriausios kloties gyvenime. Aš nevaidmainiavau. Štai ar ne, kartais mes susidarom vienokias ar kitokias nuomonės, nežinodami tikros tiesos, nepažindami. Tai nespręskime apie knygą pagal jos viršelį. Ta akimirka Alisa užplūdo jausmas, kurį psichologai vadina empatija. Tai ne tas pats, kas simpatija, kai pajuntame palankumą kitam asmeniui. Šiek tiek daugiau. Empatija tai gebėjimas įsivaizduoti save kito žmogaus vietoje, įsijausti į jo psichinę ir emocinę būseną. Kai Alisai pavyko įsijausti į kitos moters mintis ir jausmus, ji pradėjo mąstyti tarsi remdamasi jos patirtimi. Ji galvojo ir jautėsi kaip kita moteris, taip pat kaip mergaitė, nes įsigyveno ir į vaiko išgyvenimus. Kaskart pajutę pagundą įžeisti ar išlieti ant ko nors pykti, įsijauskite į Mozės mintis ir prisiminkite 10 Dievo įsakymų. Jeigu jūs graužia pavydas, įtarimai ar pyktis, pamėginkite įsigyventi į Jėzaus mąstymą, kad galvotumėte, būdamas juo, ką galvotumėte. Tai padės jums apčiuopti tikrąją žodžių mylėk savo artimą prasme. Pavydas. Žmonės pavydi, nes jie galvoja, kad jie to negali turėti. Deja. Žmonės pavydi, nes jie galvoja, man tai nelemta. Ir pavydė, ar ne, kito žmogaus sėkmės, kito žmogaus kartais netgi gyvenimo, ką jis turi, ko neturi. Bet iš tikrųjų visi atsisukime į save. Jau nekartą kartuojam, žiūrėkime savo nosies, ar ne? Žiūrėkime savo reikalų. Iš kito mes galime pasiskolinti vaizdą, įsivaizdavimui, darbui su savo vaizduotė. Mes galim pasiskolinti, ar ne, kad ir aš noriu taip gyventi, ir aš noriu tą turėti, ir aš noriu taip. Mes galim tą pasiskolinti iš kito ir manifestuoti, ir kurti, nes mes visada galime būti kažkieno kito batuose. Visada. Mes galime irgi pritraukti gyvenimus, kokius turi ir kiti. Naudokime kitų žmonių sėkmės pavyzdžius savo eiti, augti, daryti. Ir aš esu, ir aš taip turiu, ir aš pasieksiu. Kai aš dar, kiek čia metų atgal, dirbau Klaipėdoje, man buvo gal kokie 21, 22, 23, kažkur, 25 turėtų būti metai. Ne, kažkas, 25 metai gal man buvo tada. Ir aš sutikau vieną moterį, aš ją apmokinau irgi darbe ir jinai man pasakė vieną dalyką. Nesakysiu kam, bet jinai man pasakė vieną dalyką ir galvoju, kaip fainiai. Ten buvo, kad jinai ir vyrą jinai turėjo vienu žodžiu ir jinai pasakė, sako, taip pas mus yra namuose. Ir aš galvoju, kaip fainiai. O tu, čia man tik pasvajota apie tokį gyvenimą. Tas buvo momentas tiesiog, ar ne? Aš nepamenu, ar aš dar galvojau apie šitą tokią situaciją, ar aš negalvojau, bet dabar taip yra pas mane. Dabar pas mane namuose šitaip yra, taip kaip jinai tada pasakė. Tai viską, ką mes girdime, matome, gauname iš kitų, nepavydėti, o savo pasakyti, ir aš taip galiu. Ir aš šitą galiu turėti, ir aš galiu šitą pritraukti, ir aš šito noriu į savo gyvenimą. Anksčiau ar vėliau, ar ne, paprašyti, kad atsiųsk man. Atsiųsk man, būsiu labai dėkinga.
Aš manau, šiandienai mes šiek tiek užsitęsėme, gal su šita gaida ir pabaigsime. Iki rytojaus, jeigu tu kiekvieną pamokėlę, kiekvieną susitikimą, aš vis pamokom vadinu, jeigu tu kiekvienas knygos mūsų skaitimo susitikimą esi su manimi, kad ir ne kiekvieną, bet jeigu mane pamatėjai, išgirdai, būtinai palik liuksiuką, palik širdelę. Pasidalink su drauge ir palik komentarą, papasako, kaip tau sekasi, jeigu tu nuo pat pradžios su manimi jau 87 dienos mes skaitome šią knygutę. Jeigu esi su manimi, pasidalink, netgi gali asmeniškai parašyti. Tikrai, tikrai apsidžiaugsiu gavusi asmeninę žinutę. Visur esu taip pat, tiek Facebook'e, Instagram'e, TikTok'e ar štai YouTube'ės kanale giedrė.jurgut. Mano pavardė Jurgutavičienė, čia aš susitrumpinus, taip nuo prieš tai turėjusio verslo taip ir liko tas mano pavardė trumpa. Tai giedrė.jurgut, susirask mane, parašyk, kaip tau sekas, parašyk, gal kažkokio patarimo dar netgi norisi, gal kažkokio tokio, ar ne, asmeninio prisilietimo iš manęs norisi. Man bus labai labai smagu pabendrauti tiesiogiai irgi. Taigi, iki rytojaus.